Sveiki. Labai aktuali tema pastaruoju metu yra tai, kaip atrasti veiklą, kurioje save galiu realizuoti. Tam, kad tas procesas taptų paprastesnis, aš pasidalinsiu labai paprastą schemikę. Tai yra, e, pirmiausia, yra veikla, yra kažkokie darbai, kuriuos aš moku labai gerai atlikti. Tada yra darbai, kurie yra mano aistra. Ten tai, kas man labai patinka daryti, kuo aš domiuosi, kam atrodo galėčiau skirti visą savo laiko, net naktį atsibudusi juos padaryti. Ir yra darbai, kurie yra gerai apmokami. Ten, kur moku gerai, dažniausiai tau siūlo rinka tokius darbus. Ten mato, kad tu gerai labai atsakingai suvedinėjai kažkokius duomenis, atsakinga ir kruopštėsi, tai tau rinka siūlys kažkokios asistentės darbus, ten į Excelį suvesti, sužiūrėti sąskaitas ar panašiai. Ten, kur mano aistra, yra tie darbai, kuriuos norėčiau atlikti. Ir yra darbai gerai apmokami, kurių reikia rinkai. Gali būti kažkokio darbo trūkumas. Sakykime, mano atvejis buvo, kai aš pajutau, iš intuicijos pajutau, ką aš norėčiau veikti, tada aš prasitikrinau pagal šitą schemą. Mano atvejis, aišku, buvo šiek tiek toksai atvirkštinis. Pirmiausia, iš intuicijos aš pajutau, tada pasitikrinau. Bet yra kitas variantas, kai tu tiesiog dėliojasi šičia darbų sąrašus ir tada pasitikrini. Tada pamatai. Ir mano atvejis buvo toks, kad aš iš intuicijos pajutau, kad noriu padėti verslams ir kad noriu būti virtuali verslo asistentė, nors tada rinkai dar nebuvo tokių dalykų ir tikrai reikėjo rinkai. Tai kas vyko mano gyvenime, kaip aš pasitikrinau, ar man to reikia, ar man eiti būtent su ta veikla į savirealizaciją. Tai aš dalyvaudavau įvairiose organizacijose, buvo veiklių mamų klubas ir aš ten savo mečiau iššūkius ir pačius įvairiausius darbelius dariau ir stebėjau save. Lygiai taip pat iš tikrųjų galima nemesti savo iššūkių, bet tiesiog stebėti, kur ką moku gerai, išsirašyti tos darbus, ką moki gerai, galbūt aplinkinių paklausti, kolegų ar artimųjų. Ir tada susirašai čia, ką moku gerai. Tada aš pasižiūrėjau, kurie darbeliai man tą tokią aistrą kelia, kad aš net naktį atsikėlus galėčiau prie jų sėsti ir kur ten laikas tiesiog ištirpsta ir man faina. Ir pasižiūrėjau darbus, kuriuose man reikia tos papildomos energijos, kur aš jos moku gerai atlikti, bet aš tokia irzlesnė, netenkina, nekelia to džiaugsmo darbukai. Išsifiltruoji. Tada pagalvoji, o ko rinkai galėtų reikėti. Mano atveju aš pasižiūrėjau, kad man labai patinka ten marketingo įvairūs reikaliukai, man aplamai labai patinka verslui padėti, įvairios problemų sprendimos ir panašiai. Ir tada pasižiūrėjau, kad ar rinkoje kažkas tą taiko, bet aš žinau, kad aš noriu dirbti nuotoliu. Ir pasižiūrėjau, ko reikia rinkai, kaip aš galiu tą savo aistrą, tos darbus, kurie man labai labai patinka, kaip aš galiu pateikti, kad gautumėm šitą susijungimo rutuliuką ir aš galėčiau išeiti su ta veikla į savirealizaciją. Ir taip man buvo patvirtinimas, kad
rinkai tikrai to reikia, kad aš tą moku daryti ir kad tai yra mano aistra ir aš galiu drąsiai eiti su virtualios verslo asistentės veikla ir save realizuoti. Tai toks būdas. Ir ką mes dar turėtumėm, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį, kad tie darbai, kurie yra gerai apmokami ir aš jos moku gerai, jiems turėtumėm išmokti pasakyti ne. Keista, ar ne? Pinigai, moku gerai, bet sakau ne. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes išeinam į savirealizaciją, mes turim orientuotis į šitą burbuliuką. Ten, kur yra mūsų aistra. Tai ten, kur yra mūsų aistra ir tai, kur mes mokam gerai, mes juos turėtumėm monetizuoti. Tai yra tos savo hobius ir aistrą paversti pinigais. Jeigu norim, kad mūsų hobis, aistra, mūsų tie darbai, kurie mums patinka, būtų apmokami dar ir gerai, ne tik tas toks vidutinis lygis, o išeiti į aukštesnį lygį, mes turim žiūrėti į šitos burbuliukus, kad ten, kur yra mano aistra ir ten, kur yra gerai apmokamas, mes mokomės dar geriau daryti. Tobulinam žinias, ugdome save toj srity, kad galėtumėm pereiti į visišką pilnatvę, į visišką gerai apmokamą savirealizaciją. Tai va tokia paprasta schema. Labai įdomu jūsų grįžtamasis ryšys ir jeigu matot, kad jums reikia pagalbos, galbūt nepavyksta išsirinkti, sakykime, tas savo tikruosius darbelius, savo tikruosius talentus, tai kreipkitės į mane, galėsim pažiūrėti ir astrologiškai, kur jums yra tinkama save realizuoti. Lygiai taip pat pokalbio metu galėsiu pateikti savo rekomendacijas, ką aš jumise matau, kokį potencialą. Tai visada galite kreiptis ir palinkėsiu sėkmės išsigryninant savo veiklą ir einant į savirealizaciją. Lengvai, bet užtikrintai.